Sveiki atvykę į BIM kursą. Šiame kurse jums dėstysiu BIMo pagrindus. Esu Edgaras Timinskas ir jau keletą metų vedu šį kursą studentams. Į jūsų paštą turėjo įkrist keletas nuorodų į įvairias platformas. Turėtumėte atsidaryti šias nuorodas, susikurti savo profilį ir prisijungti prie atitinkamų paslaugų. Šiek tiek plačiau papasakosiu, kaip naudotis ir pasiruošti šiam kursui. Tai pradžioje atsidarysim Teams'o komandą, komandos puslapį. Komandos puslapyje turėtumėt matyti šiuo ženkliuku papuoštą kursą ir vietoje modulų naudosim būtent Teams'o aplinką mūsų kurse. Keliaujam į užduotis. Užduotyse rasite paruošiamieji darbai. Atsidarom paruošiamuosius darbus. Ir turėtumėte matyti tokį vaizdą. Pirmas žingsnis, kurį reiks padaryti, užpildyti apklausą. Paspaudžiam nuorodą su pelės ratuku ir atsidariusiam naujam lange pasirenkam norimą kalbą ir užpildome trumpą apklausą. Taip, kitas žingsnis, trumpas įvadas į kursą. Čia mes turėtumėm susipažinti šiek tiek su, kas yra BIMo įgyvendinimo planas, BIM Execution Plan, kas yra BIMas, kaip veikia planerį, kas yra BIMo brandumo lygiai, kas yra projekto dalyviai, kas yra informacijos poreikio lygiai. Tai šiam tikslui mes turėtumėm atsidaryti planerį, aplikaciją skirtą valdyti projekto reikalavimus. Tai atsidarius šią aplikaciją turėtumėte matyti pateiktus kursus ir atidarom mum skirtą kursą. Pirmame puslapyje turėtumėt matyti projekto lokaciją, pagrindinės greitasias nuorodas į visus pagrindinius darbo įrankius ir komandos sudėtį. Tai šioje vietoje matote įvairias disciplinas. Šiuo atveju mes simuliuosim tik tai jūsų grupės konstruktorių skiltį ir aš simuliuosiu BIMo vadovo skiltį. Tai keliaukime į dokumentus. Dokumentų skiltyje turėtumėt susipažinti su skiltimi How to. Šioje skiltyje trumpai paaiškinama, kaip veikia planerį programa. Peržiūrėkite pagrindinius įrašo videos. Ir toliau pagrindinė skiltis, su kuria dirbsime, bus BIM Execution Plan. Tai čia aprašytos visas instrukcijos ir visi reikalavimai apie mūsų kursą. O kitos papildomos skiltys yra tiesiog susipažinimai su BIMo projekto valdymo įrankiais ir skiltimis ir reikalavimais. Tai rekomenduoju tiesiog permest akim, pasižiūrėti, paskaityti, kas ten parašyta. Tai pradžioj pirmoji informacija, projekto informacija, tai reiktų persiskaityti projekto informacijos dalį ir įvadinę dalį, kurioje pateikta BIMo apžvalga, įvadas į planerį ir bendrieji dalykai. Toliau kurso eigoje reiktų skirti laiko ir susipažinti su kitais šios dalies skyriais. Grįžkim į šią dalį. Taip, darbo eigos pristatymas, užsiėmimai paskaitų metu. Tai teorinę dalį integruojam į praktinius užsiėmimus ir per praktiką paaiškinsiu teorinę dalį. Turėsim kelis laboratorinius darbus, namų darbus, kontrolinį ir egzaminas ir galutinis įvertinimas. Tai plačiau visos šios dalys aptartos planerio skiltyje. Galime keliauti žemyn. Kad greičiau surastume informaciją, galime paspausti Ctrl F
atsidaro paieškos laukelis ir jame galime įrašyti norimą raktinį žodį. Tai tarkim, egzaminas. Gerai, raktinių žodžių egzaminas pavadinimuose nėra, tai vertinimo kriterijai. Taip, tai aš šioje skiltyje pagrindinius projekto etapus galime apžiūrėti. Pagrindinės užduotis, tai turėsim 2 namų darbus, gelžbetoninių ir metalinių konstrukcijų. Toliau laboratoriniai darbai yra išskaidyti į atskiras dalis ir jų tikslas atlikti projektą. Toliau turime kontrolinį darbą, kur patikrinsim bazinės žinias. Tai pagrindiniai vertinimo kriterijai, plačiau laboratorinių darbų temos apžvelgtos ir pateiktos valandos iš mano Vilnius Tech puslapio. Vertinimo kriterijai, tai turime galutinis atsiskaitimas 50%, kontrolinis darbas 25%, laboratoriniai 15%, namų darbas 10%. Galutinio atsiskaitimo, pirmas egzamino klausimas turime 20%, antras egzamino klausimas 30% ir trečias egzamino klausimas 50%. Taip, toliau projekto koordinatės ir kiti reikalai. Tvarkoje, tada galime keliauti, pažiūrėti kitas dalis. Pagrindiniai darbo įrankiai. Reiktų įsidiegti ir susikonfigūruoti visus šios darbo įrankius. Plačiau apie programinę įrangą galime rasti taip pat planerio skiltyje programinė įranga. Taip, programinė įranga ir versijos, ir čia pateiktos reikiamos nuorodos į programinės įrangos atsisiuntimo puslapius. Tai svarbiausia susikonfigūruoti pagrindinius darbo įrankius ir papildomi darbo įrankiai šiek tiek gali pagreitinti darbo procesą. Taip, toliau paskyros sukūrimas. Turėtumėt susikurti ir sutvarkyti paskyras, priskirti nuotrauką, aprašyti savo profilį. Orientuokitės, kad esate Vilnius Tech darbuotojas, jūsų pareigos studentas ir tuo pagrindu pabandykit suformuoti savo profilį ir nepamirškit prisekti savo profilio nuotraukos. Jei tokios neturite, tai pabandykite susiorganizuoti, atsistokite prie šviesios sienos ir telefonu pasidarykite selfie ir įdėkite šią nuotrauką. Informacijos paieška. Tai pagalbinės priemonės, informaciją pateikinėsiu savo YouTube kanale. Taip pat galima naudotis Autodesko informaciniais mokymosi šaltiniais. Bibliotekoje galima rasti įvairių knygų. Elektroniniuose užrašuose pateikiu įvairius patarimus ir tipinės klaidas. Ir galite prisijungti prie Facebooko BIM būrelės, ten rasite buvusius mano studentus, galite padiskutuoti, paklausti klausimų, kaip atlikti vienas ar kitas užduotis, arba tiesiog paklausti patarimų. Čia galite rasti kainas, kiek maždaug kainuoja geras kompiuteris skirtas BIM projektams, darbui su Revito programinė įranga ir taip pat kiek kainuoja programinės įrangos nuoma metams, mėnesiui ir taip toliau, kad susidarytumėt vaizdą, kokia yra darbo vietos kaina. Revit paruošimas darbui. Įdiegus Revit programinį įrangą reiktų susikonfigūruoti pagrindinės bibliotekas, amerikiečių ir britų, pagrindinius nustatymus, susitvarkyti trumpasias komandas, susitvarkyti medžiagų bibliotekas, Revit suformuoti vaizdų ir lapų medžiagų struktūrą, kad jie būtų susieta su aplankų struktūra,
susirašyti visas reikiamas medžiagas, kurios bus naudojamas projekte. Ir darbo work in progress aplinkai reiktų Windows Explorer aplinkoje susikurti analogišką aplankų struktūrą, kurią naudosim šiame projekte. Ir aplankų struktūroje susikurti tekstinius failiukus, kuriuose aprašot, kas pateikiama, kokia informacija tuose aplankuose. Taip, tai kiti darbo įrankiai, kuriuos naudosim, tai bus bendroji duomenų saugojimo aplinka, Trimble Connect. Čia mes kelsime mūsų pagrindinius failus ir rasite šioje skiltyje įvairius pagalbinius komponentus, tai ir ruošinius mūsų projektui, bibliotekos komponentus, pavyzdinius projektus, kai kurią literatūrą, patarimus, pavyzdinį projektą ir taip toliau. Taip pat naudosim pagalbinę priemonę Clockify, kurią registruosim darbo laiką, kurį skiriame mūsų projektui. Turime įvairias dalis ir projekto dalis, kurios suskaidytos pagal jūsų kursą. Tai prisijungus susikūrus paskyrą, dirbant prie projekto, įjungiame laikmatį ir programa skaičiuos, kiek laiko praleidžiate prie konkrečios užduoties ir matysime bendrą vaizdą. Taip, grįžkime į planerį. Planerio skiltyje taip pat yra skiltis, kuri vadinasi Scope. Šioje skiltyje jūs rasite visą projekto struktūrą. Galime įsijungti, kad matytumėm klasifikatorių, kuris rodo laboratorinis darbas 0 reiškia paruošiamieji darbai. Laboratorinis darbas 1 tai bus L1, L2 laboratorinis, L2, L3 ir taip toliau. Ir pirmą reiktų įvykdyti paruošiamosius darbus. Kaip matote, pirmasis 2 savaitės vyksta paruošiamieji darbai ir šioje skiltyje paruošiamieji darbai paspaudžiame ant kiekvienos iš pateiktų ikonų, paveiksliukų ir čia rasite trumpas instrukcijas, kur ką kaip padaryti. Yra checklistas, tai būtent užduotis darbai, ką reiktų atlikti. Tada pateikiamos pagrindinės nuorodos. Kai kurios nuorodos kol kas gali nukreipinėti į seniau buvusius projektus, tai projekto eigos metu pasistengsiu tas nuorodas pakoreguoti, bet pagrinde šios nuorodos nukreipia būtent į docs skiltį ir tenai galite rasti visą reikiamą informaciją. Taip, darbo eigos pristatymas, aptarėm šiek tiek, checklistas, taip, ir pagrindinės paskyros, informacijos paieška ir Revit paruošimas darbui, projekto bendroji duomenų aplinka, kaip minėjau, Trimble Connect, BIM įgyvendinimo planas, tada mokomieji video, darbo aplinka work in progress, literatūra ir prisiminkim, ką pamiršom. Tai papildoma užduotis, kurią įkelsiu ir reiks ją atlikti tam, kad matyčiau, koks jūsų lygis ir ką reiktų pakartoti iš anksčiau buvusių kursų. Taip, kas dar? Tai trumpai turbūt tiek. Taip, galim grįžti į Teamsus. Turime sąrašą užduočių, kurias reikia atlikti. Ir jas atlikus galėsim po truputį įsivažiuoti kursą ir per gyvą susitikimą aptarsim, kaip jums sekasi atlikti šias užduotis.